Liepos 19–21 dienomis Druskininkuose organizuotas tarptautinis visuomeninis forumas Rusų savaitė Druskininkuose. Pagrindinis šio renginio tikslas – skatinti lietuvių ir rusų tautų dialogą, atkreipti dėmesį į Druskininkus kaip į kurortą, turintį daugiau nei 200 mečių istoriją. 3 dienas kurorte vykę renginiai subūrė gausybę svečių ir supažindino juos tiek su rusiška, tiek su lietuviška kultūra bei jos sąsajomis. Forumo metu surengta mokslinė konferencija Levas Karsavinas – kultūros ir filosofijos palikimas buvo skirta Lietuvoje gyvenusiam garsiam rusų filosofui ir poetui atminti. Svarbiu forumo įvykiu tapo pasaulinio garso valstybinio akademinio rusų Andrejevo orkestro ir Lietuvos tautinių instrumentų ansamblio Vaivara šventinis koncertas. Forumo dalyviai galėjo susipažinti su tradicinė lietuviška ir rusiška virtuve, dalyvaudami meistriškumo kursuose, kuriuos vedė žinomas kulinaras, rusiškos virtuvės išsaugojimo fondo rusiška virtuvė direktorius Maksimas Irnikovas ir daugkartinis tarptautinių kulinarijos čempionatų prizininkas, vyriausiųjų Lietuvos restoranų virėjų ir kulinarijų asociacijos narys Darius Dabrovolskas. Penktadienį Druskininkų meno galerijoje Sofa renginio svečiai ir dalyviai galėjo apžiūrėti žymaus Rusijos dizainerio Jurijaus Gulitovo ir jo Lietuvos kolegų Alberto Gurskio ir Aušros Lisauskienės kaligrafijos darbų parodą. Sekmadienį pramogų aikštėje forumo svečiai dalyvavo lietuvių ir rusų tradiciniuose žaidimuose, varžybose ir pramogose, kuriuos organizavo Rusijos folkloro sąjunga. Tarptautinį visuomeninį forumą Rusų savaitė Druskininkuose organizavo Pasaulio rusų liaudies taryba. Jos atstovas Aleksandras Rudakovas džiaugiasi, kad Druskininkai yra puikia erdvė lietuvių ir rusų kultūriniam dialogui vystyti. Džiaugiuosi, kad Druskininkai yra puikia erdvė lietuvių ir rusų kultūriniam dialogui vystyti. Forumo metu mes galėjome pakalbėti įvairiomis temomis – filosofijos, religijos, šiuolaikinio meno, kulinarijos ar liaudies žaidimų. Druskininkai yra labai įdomus miestas daugeliui atvykstančių iš Rusijos, taip pat ir mūsų delegacijos nariams. Druskininkai – dinamiškai besivystantis miestas su šiuolaikinė infrastruktūra. Jis net pažįstamai pasikeitė per pastaruosius 10 metų. Nepaslaptis, kad aptarnavimo kokybė čia yra daug aukštesnė nei kitose Europos šalyse. Mes tai labai vertiname. Tikimės, kad iš Druskininkų pavyzdžio galime pasimokyti ir mes, nes Rusijoje yra 10 mažų miestelių, kuriuose taip pat vystomas turizmas. Norime, kad šis forumas taptų tradiciniu. Druskininkai 20-ame amžiuje buvo labai pamėgta rusų vieta. Dabar į jūsų kurortą atvykstančių kiek mažiau, tačiau ta atmosfera, kurią mes čia pajutome. Svetingi ir draugiški žmonės teikia vilties, kad atvykstančių iš Rusijos ir Baltarusijos ateityje bus tikrai daugiau. Pirmoji Rusų savaitė Druskininkuose – geros tradicijos pradžia, padėsianti kitataučiams geriau pažinti Druskininkus. Forumo organizatoriai tikisi, kad šis renginys taps kasmetiniu ir suburs dar daugiau dalyvių bei pasiūlys jiems įdomių renginių.